Ar kada nors susimąstei, kas nutiks po mirties? Daugelis žmonių tikisi patekti į dangų, nes mano esantis geri žmonės. Jie sako, stengiuosi daryti gerą, nesu toks blogas kaip kiti, prašau Dievo atleidimą, lankau bažnyčią, esu pakrikštytas. Tačiau ar šių dalykų tikrai pakanka, kad būtume priimti į dangų? Biblija mums sako, kad yra vienas Dievas, kuris sukūrė mus ir visą pasaulį. Kadangi Dievas yra mūsų kūrėjas, jam svarbu, kaip gyvename. Problema ta, kad ne vienas iš mūsų negyveno tobulai. Biblijoje Romiečiams 3 skyriuje 23 eilutėje parašyta, nes visi nusidėjo ir stokojo Dievo šlovės. Ar esi kada nors pamelavęs? Ar esi kada nors pavogęs? Net jei tai buvo kažkas nedidelio. Ar esi pykęs, nekentęs žmogaus arba vartojęs nepadorią kalbą? Ar kada nors savo mintimis, žodžiais ar darbais nepaklusai Dievui? Jeigu atsakymas yra taip, vadinasi, kaip ir kiekvienas žmogus nusidėjai. Jeigu Dievas teistų mus pagal mūsų gyvenimą, nebūtume nekalti, būtume kalti. O kaltas žmogus nusipelno ne atlygio, bet bausmės. Biblija moko, kad teisinga bausmė už nuodėmę yra amžinas atskirimas nuo Dievo pragare. Tai labai rimta žinia. Tačiau būtent čia prasideda geroji naujiena. Mes patys negalime panaikinti savo nuodėmių. Geri darbai neištrina blogų darbų. Įsivaizduok žmogų, kuris padarė sunkų nusikaltimą. Kitą dieną jis padeda vargšams, paaukoja pinigų ir padaro daug gerų darbų. Ar teisėjas dėl šių darbų turėtų ignoruoti jo nusikaltimą? Ne. Jis vis tiek yra kaltas dėl to, ką padarė. Lygiai taip pat mūsų geri darbai negali sumokėti už mūsų nuodėmes. Atleidimo prašymas taip pat pats savaime nesumoka bausmės. Jeigu nusikaltėlis stovėtų prieš teisėją ir sakytų, atsiprašau, prašau man atleisti, geras ir teisingas teisėjas negalėtų tiesiog apsimesti, kad nusikaltimo nebuvo, bausmė vis tiek turi būti sumokėta. Mums reikia, kad kažkas kitas prisimtų mūsų bausmę. Štai ką dėl mūsų padarė Jėzus Kristus. Jėzus yra Dievo sūnus. Jis atėjo į šį pasaulį, gyveno tobulą ir be nuodėmės gyvenimą, kurio mes negalėjome nugyventi. Tuomet jis mirė ant kryžiaus. Jėzus mirė ne dėl savo nuodėmių, nes jis jų neturėjo. Jis mirė, kad prisimtų bausmę už mūsų nuodėmes. Po 3 dienų jis prisikėlė iš numirusių, parodydamas, kad nugalėjo nuodėmę ir mirtį. Pagalvok apie tai taip. Jeigu gautum didžiulę baudą, kurios pats negalėtum sumokėti, o kitas žmogus ateitų ir sumokėtų visą baudą už tave, kiek tau liktų sumokėti? Nieko. Lygiai taip pat, jeigu Jėzus sumokėjo už visas tavo nuodėmes, tau nebelieka jokios bausmės, kurią turėtum sumokėti pats. Jėzus sumokėjo ne tik už tavo praeities nuodėmes, jis gali sumokėti už visas tavo nuodėmes, praeities, dabarties ir ateities. Išgelbėjimas yra Dievo dovana. Romiečiams 6 skyriuje 23 eilutėje parašyta, atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Dovana nėra užmokestis už darbą. Jeigu pasakyčiau, duosiu tau dovaną, jeigu pirmiausia atliksi man daug darbų, tai nebūtų nemokama dovana. Lygiai taip pat Jėzus nesako, aš tave išgelbėsiu, jeigu būsi pakankamai geras. Jis siūlo išgelbėjimą kaip dovaną. Šią dovaną priimame ne gerais darbais, ne krikštu, ne bažnyčios lankymu ir ne religinėmis apeigomis. Ja priimame pasitikėdami Jėzumi Kristumi ir tuo, ką jis atliko ant kryžiaus. Tai reiškia nustoti pasitikėti savimi, nustoti tikėti, kad tavo geri darbai, tavo pastangos ar tavo religingumas gali tave išgelbėti. Ir visiškai pasitikėti, kad vienintelis Jėzus sumokėjo visą kainą už tavo nuodėmes. Paklausk savęs, jeigu šiandien stovėčiau prieš Dievą ir jis manęs paklaustų, kodėl turėčiau tave įsileisti į dangų, ką atsakyčiau? Teisingas atsakymas nėra, nes aš buvau geras, nes aš meldžiausi, nes aš lankiau bažnyčią, nes aš buvau pakrikštytas, nes aš stengiausi. Vienintelė mūsų viltis yra, todėl kad Jėzus Kristus mirė už mano nuodėmes ir sumokėjo visą mano bausmę. Mes esame išgelbėjami ne dėl to, ką padarėme mes, bet dėl to, ką dėl mūsų padarė Jėzus. Galbūt dar galvoji, ar tai reiškia, kad geri darbai visiškai nesvarbus? Geri darbai yra svarbus, tačiau nėra išgelbėjimo priežastis.
Jie yra išgelbėjimo rezultatas. Įsivaizduok, kad esi be sąmonės degančiame pastate. Ugniagesys rizikuoja savo gyvybę, įeina į liepsnas, pakelia tave ir išneša į saugią vietą. Tu negalėjai jam padėti išgelbėti savęs. Jis atliko visą darbą. Tačiau, kai atsibustum ir suprastum, ką jis dėl tavęs padarė, būtum jam dėkingas. Nenorėtum jam kenkti, norėtum parodyti dėkingumą. Lygiai taip pat mes nedarome gerų darbų tam, kad Jėzus mus išgelbėtų. Mes trokštame gyventi dėl jo todėl, kad jis jau mus išgelbėjo. Tikras tikėjimas Kristumi keičia žmogaus širdį. Jis suteikia troškimą pažinti Dievą, skaityti Bibliją, melstis, vengti nuodėmės ir gyventi jam. Tačiau mūsų pasitikėjimas dėl išgelbėjimo visada turi likti ne mūsų pasikeitime, o Kristaus atliktame darbe. Todėl nelauk, tu nežinai, kuri diena bus paskutinė. Šiandien nustok pasitikėti savimi ir savo darbais, pasitikėk vien Jėzumi Kristumi. Tikėk, kad jis mirė ant kryžiaus už tavo nuodėmes, buvo palaidotas ir 3 dieną prisikėlė. Ir jei Jėzus prisiėmė visą tavo bausmę, kiek jos dar lieka tau? Nieko. Ir jeigu nebeliko bausmės, kur galėsi patekti po mirties? Į dangų. Ne todėl, kad esi geras žmogus, bet todėl, kad Jėzus yra tobulas gelbėtojas. Tai yra geroji naujiena. Jėzus Kristus gali visiškai išgelbėti kiekvieną, kuris pasitiki juo. Todėl šiandien paklausk savęs, ar aš iš tiesų pasitikiu vien Jėzumi? Ar vis dar iš dalies pasitikiu savo gerais darbais? Dangus nėra atlygis geriems žmonėms. Tai nemokama Dievo dovana nusidėjėliams, kurią Jėzus nupirko savo krauju. Pasitikėk juo. Skaityk Bibliją, pradėk nuo Evangelijos pagal Joną. Melskis Dievui ir prašyk, kad jis padėtų tau geriau suprasti jo žodį. Ieškok bažnyčios, kurioje ištikimai skelbiama Biblija ir mokoma, kad išgelbėjimas yra vien iš malonės, vien per tikėjimą ir vien per Jėzų Kristų. Ir dalinkis šią gerąją naujieną su savo šeima bei draugais, nes nėra svarbesnės žinios už šią. Jėzus mirė už nusidėjėlius ir prisikėlė, kad kiekvienas, kuris juo pasitiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.